Labas, labas. Labas, Rita. Labas, Jurgita. Turim gruodžio mėnesį. Už nugaros man eglutė su žėrinčiom lemputėm. O gruodžio mėnuo yra padėkos mėnuo ir dovanų mėnuo, dovanų metas. Kas švenčia gimtadienį, kas gauna padėką už visus metus, kas gauna dovanas, kas keičiasi dovanomis. O mes atėjom su žinute, nes mes turim tau dovaną taip pat. Kokia dovana? Rita, kokia dovana? Tarptautinis verslas kiekvienam. Ar įsivaizduoji, kas tai yra? To dar nėra buvę. Rita, ar galit pasidalinti, kodėl dabar yra geriausias laikas, norint pradėti verslą, būtent šį tarptautinį verslą? Ir būtent šį mėnesį. Iš tikrųjų, Jurgita, aš pasakysiu tai, jog šioje kompanijoje aš esu 5,5 metų ir niekada nėra taip buvę, kai padarė šį mėnesį būtent kompanija Monat. O ką ji padarė? O ji padarė tai, jog tu ateini į mūsų verslą, tu prisijungi, įsigyji startinį produktų rinkinuką ir tu gauni premiją. Ir tu gauni premiją dovanų 110 svarų arba 130 eurų. Nu, Jurgita, aš nežinau, iš tikrųjų realiai nežinau dar tokios kompanijos, kurioje tu tarkim, perki savo startinį produktų rinkinį ir kad tau kompanija iš karto, kad tu pats įsigijai, beje, jį su nuolaida, tau išmoka 110 svarų arba 130 eurų. Tai ar tu įsivaizduoji, Jurgita, pavyzdžiui, tau va mūsų dabar rinkinys, startinis rinkinukas, 4 produktai, tau kainuotų tik 29 svarai arba 19 eurų. Tai ar tu įsivaizduoji, kad, pavyzdžiui, nedovana, perki savo produktų rinkinį, kompanija tau sumoka, kad tu perki tos produktus ir tu dar gauni, kaip tu minėjai, tarptautinį verslą, tu gauni internetinę grožio parduotuvę, kurioje tu tiesiog gali prekintis, gali dalintis. Nu, čia iš tikrųjų sakau, dar šito nėra buvę, tai Jurgita, tu dabar prisijung ir papasakok, ką dar gauna žmogus, nusprendęs būtent gruodžio mėnesį prisijungti į mūsų kompaniją. Taip. Tu iš tikrųjų uždirbi pinigus, o kaipgi kitaip? Tai ateina bonusai, ateina pinigai. Ką daryti? Kaip juos uždirbti? Jei tu pakviesi prisijungti pas tave į verslą 2 drauges, tik tai 2 drauges, tai tu gausi kaip minimum 120 svarų bonusą, piniginį bonusą arba 140 eurų bonusą. Ir visa tai vien tik tai dėl to, kad tu pakviesi savo drauges prisijungti. Maža to, tavo draugės taip pat gaus dovanų kuponą ir jos taip pat sumokės už savo grožio kokybiškų produktų elektroninę parduotuvę, taip pat tik tai 29 svarus arba 19 eurų. Nu, čia, žinok, iš tikrųjų yra kosmosas. Man dabar, pavyzdžiui, tu sakai ir man, žinok, pačiai nesitiki, kas čia vyksta ir turbūt tie žmonės, kurie dabar stebi mus, galvoja, čia jos kažką sumaišė, čia tikrai taip negali būti. Bet, mielieji, taip yra dabar taip, kaip ir sakau, tu nusiperki rinkinuką savo, kompanija sumoka tau už tai, kad tu juos nusipirkai. Ir įsivaizduokit, kaip nesidalinti, ne, Jurgita? Dabar, pavyzdžiui, aš pati įsigyčiau, tai aš tikrai tau skambinu ir sakau, Jurgita, tu pažiūrėk, aš gavau 4 produktus už 29
svarus arba 19 eurų. Ar tu įsivaizduoji, ar tu nori to paties? Tai žinoma, kuri moteris, kuri maža to, čia yra, atsiprašau, maža to, tai čia yra minimaliausia, taip, bet tu gali dar ir gauti ir 200 ir dar daugiau, nes pas mus startiniai paketai yra skirtingų dydžių, tai mes kalbam apie minimaliausią prisijungimą prie grožio industrijos. Čia kažkas tai nerealaus. Taip, mes dabar kalbam, aš kalbėjau apie pinigus, ne? Ką gausim. O kaip galima, kokie yra užsidirbimo būdai? Juk mes kalbam apie elektroninę parduotuvę. Rita, galit pasidalinti? Tai dabar aš noriu tau dar pridurti tai, kad šį mėnesį mes jau kalbam apie tai. Įsigyji rinkinuką, gauni bonusą 110 arba 130, pakvieti dvi draugės, aš tikrai tikiu, kad tu turi tų draugių daug daugiau, kurioms rūpi grožis, kurioms reikia gero kokybiško produkto, kurios irgi nori tokių dovanų iš karto gauti 110 arba 130 kuponą, ar ne? Ir negana to, iš tikrųjų kompanija Monat, kadangi duoda mums internetinę parduotuvę, mes joje turime visus produktus, kurie reikalingi tavo grožiui, turime plaukams produkciją, turime veidui produkciją, turime kūnui ir taipogi yra wellness produktai, beje, mes turime ir kosmetiką, kuri nedekoratyvinė, o odą puoselėjanti kosmetika. Tai įsivaizduokit, jūs gaunate grožio parduotuvę ir žinoma, tu nori pasidalinti. Kaip aš sakau, kai tu naudoji gerą produktą, tu nenori tiesiog tylėti ir būti tas savanaudis, laikyti savyje, ar ne? Tu nori dalintis. Tai tu pasidalinęs savo internetinę parduotuvę, aišku, kaip aš sakau, pakvietęs tapti klientu, VIP klientų, kuris gauna irgi didžiulės nuolaidas. Tai vad pakvietęs 4 VIP klientus, tu gali irgi gauti kaip minimum 100 svarų arba 100 eurų, būtent pakvietęs tos 4 VIP klientus apsiprekinti. Beje, jūs galbūt pagalvosite, o iš kur man dabar tuos 4 klientus gauti? Nepamirškite, kalėdos artėja, visas gruodis stebuklo mėnuo. Ir būna dažniausiai taip, Jurgita, tikrai būna tai, kad, tarkim, pritrūksta laiko ieškoti dovanų. O mes turime internetinę parduotuvę, kur tau reikia paspausti mygtuką, užeiti ir apsiprekinti šitoje parduotuvėje. Viskas. Tai va, jūs turite savo rankose internetinę parduotuvę ir tiesiog nusiunčiate savo draugam pažįstamiem, kam reikalinga dabar dovanom, ar tiesiog savo kažką pasilepinti, ar ne. Tai va, kaip ir minėjau, pakvietus 4 klientus, ar ne, apsiprekinus tavo parduotuvėje, tu gauni kaip minimum 100 svarų arba 100 eurų. Ir negana to, kaip Jurgita ir sakė, pakvietus 2 draugės ir 4 tos vadinamus klientus, mūsų kompanija duoda dar papildomai pinigų, dar duoda papildomai bonusą, dar tau duoda prie viso šitos puokštės, dar tau duoda 220 svarų arba 260 eurų. Tai Jurgita, ar tu bandėjai skaičiuoti, kiek iš viso gaunas, jeigu, tarkim, tu pakvieti 2 draugės jungtis į verslą, tik už 29 svarus arba 19 eurų ir pakvieti 4 klientus apsiprekinti kalėdinių dovanų, kiek gali žmogus atėjęs uždirbti, va tiesiog su, kiek čia dabar skaičiau, 6 žmonės? Ar jūs vis dar sėdit? Ar jūs vis dar sėdit ir vis dar esat su mumis, dar klausotės mūsų laivo? Dabar įsikibkite į kėdes ir klausykite išplėtę akis, nes jūs galite uždirbti minimum 630 svarų arba 720 eurų. Ar jūs girdėjot, kas tai čia yra? Tai yra minimalus atlyginimas praktiškai kiekvienam norinčiam pagerinti savo kalėdas. Ar jūs įsivaizduojat? Čia yra taip, tai yra kaipgi nesidalinti. Tikiuosi, kad jūs buvot iki galo ir išgirdot, ką mes norėjom pasakyti. Aš tik noriu pasakyti tai, kad
Dabar, ypatingai dabar, reikalingi ekstra pinigai. Ekstra pajamos tikrai visiems reikalingos prieš šventes ir nori kalėdas sutikti tokias, kokias nori, ir nori dovanas nupirkti tokias, kokias nori, o ne tokias, kokias galbūt gali, ar ne. Tai va dabar yra pats tinkamiausias laikas jungtis į mūsų kompaniją, pasiimti visą tai, ką kompanija duoda, nes tik šį mėnesį tokie dvigubi bonusai. Po naujų metų jau tokių dalykų nebebus, bet šiandien, šį mėnesį, kada tu nuspręsi palepinti save, kaip ir sakau, pirki rinkinuką savo ir tau kompanija sumoka už tai, kad tu nusipirkai rinkinuką savo ir dar pasidalink su draugėmis, papasako, kas pas mus čia vyksta kompanijoje, kokius pinigus jie yra padėjusi ant lėkštutės ir pasimk. Tiesiog ateik ir pasimk. Juolab, kad Jurgita, pritark man, kad čia mes gauname ne tik internetinę parduotuvę. Ką mes gauname, tarkim, įsigiję produktus? Kokia yra nauda moteriai? Čia yra mažiausiai, produktai yra viena. Plus mes ne tik tai sužinom, kaip jais naudotis tinkamai, kaip prižiūrėti savo plaukus ir veido odą. Mes gaunam taip pačiai ir mokymus, kurie yra neįkainojami. Didžiulę vieningą bendruomenę, moterišką bendruomenę, kuri yra palaikanti, kuri yra skatinanti daryti, kur labai dažnai mums trūksta tos pozityvios energijos, pozityvios terpės augti ir siekti savo tikslų. Taip pat pripažinimas, taip pat įvertinimas, papildomos pripažinimo kelionės, taip pat pietus, kurie rytoj jau laukia, kalėdiniai, žodžiu, visko tiek daug, kad tik reikia norėti mylėti save, tik reikia norėti mylėti, padėti kitam ir mėgautis savo darbu iš tikrųjų. Čia yra pats geriausias dalykas. Kreipiamės į tave, jeigu tu rūpinės savimi, jeigu tu myli save, jeigu tau yra svarbu kokybė, ne kiekybė, kokybė, jeigu tu, būtent, kaip sakoma, naudodama gerus produktus, jautiesi gerai, jautiesi laiminga, tai nelaikyk tai savyje, dalinkis su kitais, pasako kitiem ir galbūt tu būsi tas žmogus, kuris padės pakeisti žmogaus gyvenimą, prisidėsi prie jo gerovės, prisidėsi prie jo geresnio jausmo, kad jis geriau jaustųsi. Tai kviečiam labai iš visos širdies, kviečiam priimti sprendimą, ilgai negalvoti, nes tokių dovanų daugiau nebebus, kad tu įsigijus rinkinį savo, gal greičiau, tuo geriau. Tikrai to nebus, taip kad tikrai drąsiai, kaip sakau, rašykit, kreipkitės, kyla klausimų, norit dovanų, norit už tai, kad nusipirksit rinkinį savo, kad kompanija jums išmokėtų tokį piniginį bonusą ir tikrai nemažą, sakyčiau, bonusą. Tai tiesiog priimkit sprendimus ir laukiam jūsų savo komandai. Lauksim jūsų, mielai atsakysim. Iki. Ačiū Rita. Ačiū labai. Ate.